Neseniai teko dirbti su moterimi, kurie atėjo su klausimu, kaip man nustoti daryti. Ir iš pradžių tas klausimas gali skambėti kiek keistai. Ta prasme, nustoti daryti. Taigi viskas tvarkoj, mes darom, judam, siekiam, kažką kuriam. Ir problema ne tame, kad mes darom, netgi kartais daug darom. Problema gali nutikti tada, kai mes įkliūnam į gan destruktyvų ciklą. Darai ir kažkurią akimirką tikiesi, kad, pajausi viduje pasitenkinimą savimi. Galėsi savim didžiuotis, pajausi vidinį užsipildymą. Bet jokie išoriniai pasiekimai to neduoda. Ir tada dažnai mes galim padaryti loginę tokią išvadą, kad reikia dar daugiau. Ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau. Ir tai gali tęstis iki momento, kai vieną dieną supranti, kad nebegali. Jėgų nebėra, energijos nebėra, nieko nebesinori, apatija. Ir galima taip tęsti, kol organizmas veža, tvarkoj, tęsiam. Bet galima stabtelt ir pasižiūrėti į visą tą istoriją, apie ką jinai, kodėl aš taip darau. Ir čia mes galim pamatyti, kad aš taip darau ne todėl, kad iš tikrųjų, suprantu, kad tai yra pats geriausias būdas. Ne todėl, kad tai yra mano kelias, kurį aš sąmoningai pasirinkau. Gali būti, kad šitoj vietoje mes pamatysim, kad aš tai darau todėl, kad noriu užpildyti arba kompensuoti vidinį nepasitenkinimą savimi, kuris netgi yra ne mano. Aš turiu kažkam įrodyti, kad aš netokia. Jeigu šita tema jums įdomi, kviečiu prisijungti prie masterklaso įrodinėjimo maratonas, kuriame aš gan detaliai pasakoju šį mechanizmą, kaip tai veikia, kodėl taip nutinka ir ką galima su tuo daryti. Nuorodą rasite komentare. Tikiu, kad išgirsite sau svarbių atsakymų.